Sveiki, čia Teismo Vikingas. Na, spėju, laidą Farai visi esate daug kartų matėt, gal ir nematė, gal girdėję, žinot maždaug apie ką ten ir panašiai. Šiandien aš pradėsiu tokią įdomią seriją savo kanale, nes tai bus vis dėlto korupcija. Tai bus visai kitokie Farai, negu jūs šitą apskritai matot, nes turėtume suprasti, kad ten kai kas montuojama, kažkas išbraukiama, ištrinama ir panašiai. Pas manigi nieko nebus, nuo A iki Z pilnai viską įdėsiu ir jūs matysite visą situaciją policininko akimis. Nes jeigu Farose ten žurnalistas filmuoja, ne iš šalies, tai čia bus viskas filmuota iš policininkų kamerų, kurias jie nešioja, turbūt žinot vidui. Ir, kai kuriais atvejais aš dar kai ką ir pakomentuosiu tuos klipus žiūrint. Tai tikrai unikalios situacijos, aš pats mačiau, atvirai pasakysiu, daug girdėjęs, nes esu daug bendravęs su pareigūnais ir, žinot, tokių istorijų, tokių filmuotų medžiagų ir įrodymų man neteko matyti. Jeigu jūs, jūs galvojat, kad tai policijos pareigūnų darbas yra kažkoks ten romantinis arba galbūt ir pavojingas galų gale visoks, tas tiesa, tai aš parodysiu, kad jis yra žmogiškas, kad pareigūnai klysta. Aš neskubu teisti šitų pareigūnų, nes jie pasielgia, sakyčiau taip, žmogiškai. Jūs pamatysite, kad jie ne antžmogiai. Jie irgi žmogiškai kalba, žmogiškai masto, mato, galvoja, atsipalaiduoja, šnekasi tarpusavyje, jie visi keiksmažodžiai ir panašiai. Tai yra viskas normalu, tai tarp mūsų žmonių taip yra. Nes policininkai tai yra visuomenės atspindys. Taip kad tai, kas bus parodyta, yra visa tai, kas mūsų supa kasdieną. Tiesiog jūs nuimkite tam pareigūnų uniformą, uždėkite ten traktoristo, bus lygiai tas pats. Uždėkit Seimo nario, beje, bus lygiai tas pats. Aš garantuoju, Seimo nariai, uždėjus kameras, lygiai žodis į žodį taip pat kalba. Tai ir žiauru, nes kaip taip. Ir aš garantuoju, jūs visi teisit tos pareigūnus. Jūs, kokie 90% teisit tos pareigūnus. Bet kai gerai pagalvosi, pasakysi velniai griebtų, kad ir aš ir mano kaimynas panašiai kartais kalbame. Tai ką, geros peržiūros. Gero humoro, nes tai juokinga, iš dalies tai juokinga. Ir ką? Ačiū už dėmesį. O pabaigoje, aišku, paprašysiu pasidalinti klipu, nes tai linksma. Tai pakels jums nuotaiką. Ačiū už dėmesį, prenumeruokit kanalą, nepamirškit paremti kanalą. Žiūrim. Prašau, iš galo sustas. Iš galo ją norėčiau paimti, ne? Iš galo ją pasistačius. Trak. Žiūrėk, žiūrim iš galo. O, gali būt. Mano skonio. Reikia privažiuoti. Neplaivus pilietis. Labą, kas nutiko? Žodžiu, aš išsukinėt norėjau į šitą pusę ir dviratininkas atsitrenkė iš čia važiuodamas. Vienas pravažiavo, o kitas atsitrenkė ir pabėgo. Ir, žodžiu, ir važiavo paskui mane vairavimo instruktorė ir sako, jūs kvieskit policiją, nes, kad nebūtų taip, kad pabėgimas man pačiai būtų iš įvykio vietos ir moteris liudininkė ir aš galvoju, reikia užpildyti kaip eismo įvykį, nežinau ką daryti. Dėl kasko, dėl... Labą. Aš... Tai va tokia ir... Supratau. Žiūrėkit. Aš turėjau paleisti. Be abejo, jūs privalo. Tai aš stovėjau, aš žinokit, aš stovėjau ir jis atsitrė, aš neatsimenu tiesiog net tos situacijos, kaip čia buvo. Jūs turit matyti, įsitikinti. Taip.
kadangi čia, sakykime, nu, aš kaip vairuotojas važiuoju, matau, kad čia, sakykime, apžvalga yra labai bloga. Kai iš čia išsuku, turėčiau atsargiai, įsitikinti, galbūt sustot, pagal taisyklės taip yra. Turėčiau elgtis atsargiai, nes dviratis važiavo. Dviračiams leidžiama šaligatviais važiuoti. Aišku, jis turėtų važiuoti tokiu greičiu artimu pėsčiajam, plius minus, bet galima važiuoti. Per gatvę irgi galima. Ir taip, anksčiau šaligatviais nebuvo galima dviračiam, dabar galima. Ir pareiga praleisti niekur nedingsta tiek įvažiuojant, tiek išvažiuojant. Bet jinai stovėjo, kai jis ją atsitrenkė. O ką tai keičia? Instruktorė, pasakykit man. Jinai stovėjo va čia jau prie gatvės. Žiūrėkit, lygiai tas pats. Žiūrėkit, lygiai tas pats. Jeigu aš, sakykime, jūs neturit trukdyti, negali daryti jokio veiksmo, kuris kitas dalyvis būtų priverstas staigiai stabdyti, keisti judėjimo kryptį. Tas pats, kas pagrindinis šalutinis, kieno pareiga praleisti sankryžoje. Netrukdyti. Tai sakykime irgi, aš įvažiavau į sankryžą, sustojau, bet į mane atsitrenkė, nors jis važiuoja pagrindiniu. Aš sustojau, bet jis jau neturėjo galimybę sustoti. Greičiausiai dviratininkas taip pat. Aš žinokit, tikrai nežinau, tiesiog, kad nebūtų man čia... Tai va, taisyklėse... Aš pasakiau, kad kviestis pareigūnus. Ne, tai viskas gerai. Todėl, kad jeigu jisai grįžęs namo jam pasidarys blogai, gali būti visko. Iš įvykio vietas, aš tiesiog dėl to ir pasakiau, kad... Ne, viskas gerai. Nes realiai tai aš mačiau viską, mes iš paskos nuo vairavimo mokyklos nuvažinėjome. Lygiai aišku, tas dviratininkai taip pat. Greit važiavo, tikrai. Greičiausiai taip ir buvo. Gan greit važiavo, irgi neatsargus, bet sakau. Jo, nes jis draugelis pralėkė va taip va, už paskos, o jisai važiavo iš paskos. Su tais dviratininkais, paspirtukininkais čia yra atskira tema. Aš nežinau, ką man dabar daryti. Ne, viskas gerai, paskambinote į policiją, mes atvažiavam. Kasko drausta mašina ir reikia kažkaip susitvarkyti. Jūs paklauskit draudimo, kasko. Aha. Ką kasko pasakys, nes, sakykime, jeigu ir būtų čia dviratininkas, tai jūs pati kalta. Aš pati kalta, jo, ne? nes pagal taisyklės, nu, jūs privalėjot jį pagal taisyklės neleidžiama dviratininkam važiuoti. Leidžiama? Leidžiama. Žodžiu, man toks stresas, nesvarbu, bet sakau, čia tiesiog dėl saugumo, nes galima. Anksčiau nebuvo galima. Vyras sustojo, užsipuolė iš kartą ją, aš dėl to ir išlipau. Ne, tai viskas gerai. Galima, anksčiau buvo draudžiama, prieš kelis metus, dabar galima. Jeigu yra dviračių takas, važiuoju dviračių taku, kelkraščių, kuo dešiniau. 100%, čia jau viskas aišku. Ir šaligatvių. Sakau, anksčiau buvo gerai, nebuvo leidžiama važiuoti šaligatviais, viskas aišku. Dviratininkas... Ir tas pats per pėsčiųjų perėjom neleidžiama. Jie turi sustoti ir prasivesti dviratį. Turi varytis, taip. Turi varytis. Bet jie ar varosi? Jie nesivaro. Tai va, bet sakau, nu... labai ginčytinas klausimas, lygiai taip pat kaip čia. Jis čia nepėstysis buvo. Ginčytis galima dėl visko. Bet tiesiog, kadangi taisyklės leidžia šaligatviais važiuoti ir dviratininkam, vadinasi, aš turiu ieškoti akimis ir dviratininko. Nu, yra taip. Aš tai jo tikrai net važiavo gan greit, tiesiog nepapuolė į tą matymo zoną. Aš tikiu, aš nesakau, kad tyčia prieš nosį išvažiavo. Aš tikiu, be abejo, kad nepastebėjau. O tas vyras sustojo, užsipuolė, ten kai pradėjo šauktis, jis balsą. Tai sakau, nu, viskas čia gerai. Pabėgimo jokio nebus, nes jūs jau pranešimą padarėt. Iš galo ją norėčiau paimti. Pranešimas jau yra. Vairuotojas privalo pranešti apie eismo įvykį. Nu, nebent jūs liekat abudu vietoj. Aišku, jis irgi negalėjo išvažiuoti. Prašau, gal jis jautėsi kaltas irgi, tai sunku pasakyti. Žiūrėkit, aš jums duodu vizitinę, jeigu kas reikės draudimui ar ko, tada sakykite. O ką man dabar? Aha, ačiū labai jums. Tai va, žiūrėkit, kadangi, sakykime... Aš viską nebežinau net ką daryti. Jūs paklauskit, jeigu turit kasko, o ne? Turiu. Paklauskit, ką kasko pasakys. Man nufotografuoti? Ne, jūs paskambinkit kasko, nežinau, ar vyrui, ar pati pasiklauskit, įvažiavo dviratininkas, jisai pabėgo, dingo, ko reikia iš policijos, ar iš visko nors jiems reikia. Jeigu jiems reikia, tada mes užregistruosim įvykį. Jeigu jiems to reikės, draudimui kasko. Nes kadangi, sakau, nu vis tiek. Aš pati kalta. Norint jo, pagal taisyklės yra taip. Tada jūs turit, nes čia yra priekinė dalis, sakykim, jeigu būtų kažkur, sakykime, galinė dalis, tada jūs praktiškai jau pravažiuojat. Taip. Aš tada sutikčiau, galbūt ir dviratininkas kaltas, suprantat? Taip. O čia realiai priekinis sparnas. Aš jaučiu, kad aš dar pravažiavau. Taip, greičiausiai jo, išlindot jis iš karto, vienas pravažiavo, kitas bam. Taip. Tai sakau, bet tokiu atveju, jeigu man reikėtų, tai aš tikrai jums rašyčiau baudą. Taip. Bet aišku, man to nereikia, tikrai.
žodžiu, aš tada paskambinu vyrui, kad jisai, aš galiu važiuoti, ar man čia būti? Paskambinkit vyrui, tegu tada jis turbūt į kasko skambins, ne? Tegu paskambina į kasko ir paklausia, ar reikia jiems iš policijos ko nors ar ne. Nes aš kalta šiaip. Kadangi tai, ką mes dabar turim, kokius duomenis, tai taip, aš jums tada sakyčiau, jums. Jeigu kažkas pasikeistų, nes, tas liudininkas irgi, sakau, tas greitai, kiek greitai. Bet čia greitai, čia net niekur, čia greitai... Kiek tas dviratinis, sakau. Aš manau, kad greičiausiai jisai tikrai važiavo greičiau negu turėtų važiuoti. Ir sausiniam... Taip, tai jisai kirsdamas irgi, jis turėtų būti atsargus, įsitikint, bet sakau, didesnė pareiga yra vairuotojų automobilio, vis tiek. Jūs vairuojat padidinto pavojaus šaltinį, tokį didesnį, ir didesnė atsakomybė iš karto visada yra vairuotojų. Prieš pėstį, prieš dviratininką, tai dėl to taip ir padaryta. Įvažiuojant, kertant visus tuos, aš tada turiu praleisti. Dviratininkai, pėstieji. Taip taisyklėse, o jūs paklauskit jo. Ar reikia, bet tai čia nieko, ką čia reikia. Būna draudimui reikia pažymos iš policijos, bet reikia jo klaust, draudimo, reikia klaust draudimo. Ką jie pasakys, nes šiaip jeigu mes fiksuojam, tada aš jums dar baudą rašau. Tai... Iš galo jie pasistačius. Trak. Žiūrėk, žiūrim iš galo. O, mano skonio. Aš kalta. Man dabar... Bet stabdymo jokio nėra, ne? Karočiu, bet tas buminai biškutį pareidėjo, ne? Nes, jis daugmaž per vidurį ir važiavo kažkur, sakykime, ne? Arba kad ir ten. Gera šikna. Dabar, kai man nieko nepildė, o jūs man dabar baudą rašysit, ar ne? Aš sakiau, man nereikia. Nereikia, sakė, jiem nereikia. Ne, jeigu jums reikia pažymos ir reikia policijos registracijos, aš užregistruosiu. Bet tada, kadangi yra dalyvis, kuris pažeidė taisyklės, aš privalau tada jums išrašyti. Tai dabar man tada nieko nesipoliti, ne? Tai nežinau, ta prasme, bet jeigu jūs kreipsitės į kasko ir jeigu jie reikalauja, tai nežinau. Kaip jūs pasakysit, aš galiu, ta prasme. Gerai. Tai gerai, tada nieko, sako, jis nežino dabar, žodžiu, ir negaliu aš įsiaiškinti. Tai jaučiu, aš užregistravau, jeigu kas nors atsitiktų. Nes jūsų, sakykime, tas skambutis yra. Jau tikrai nieks jums nepasakys, kad jūs nepaskambinot. Sakykime, jis grįž namo, šokas, ten lūžus koja, sakys, mane partrenkė mašiną. Ir pasišalina. Jau taip tikrai nepraeis. Nes mes buvom, tas jūsų iškvietimas, jis yra sistemoje ir niekur nedingsta. Jeigu aš pildau deklaraciją, man bauda tada iš karto? Ne, matot, kas yra. Jeigu kaltas vairuotojas, jūs su dviratininku negali deklaracijos. Su dviratininku negaliu. Ne. Ta prasme, turi būti kita motorinė transporto priemonė. Kita motorinė. Jo. Jeigu, pavyzdžiui, galit, jeigu, sakykime, jūs galit deklaruotis, jeigu jūs kalta ir dviratininkų žala. Bet aš jeigu pati, tai pati negaliu. Tada negali. Supratau. Taip yra, kvailai. Gerai. Kažkodėl. Tai supratau, jau. Tai ačiū tada jums. Ne, bet iš tikrųjų, jeigu jums draudimui reikia pažymos, tai jūs paklauskit, nes jeigu pareikalaus, jeigu kreipsitės į draudimą, tai aš nežinau, mes galim jums tą numerį užrašyti. Yra pranešimo numeris, nes, aišku, dažniausiai jiems kasko nieko ten nereikia. Nieko ten dažniausiai. Tiesiog įkreipiuosi ir viskas, tiesiog. Bet... Numerį kažkokį man duosite. Pranešimo jūsų. Mano pranešimo. Jūsų pranešimo numeris. Kasko ir šitas tinka. Gerai, palaukit, 8 minutėlį užsirašysiu, gerai. Ar galiu gal nusifotografuoti? Ne. Užsirašysiu tada taip. 0121 30 30 521 467. 467. Čia yra pranešimo numeris apie įvykį. Pranešimo
Nu, ta prasme, tai vat, jeigu ir kasko pareikalaus, Taip. tada... Volkswagen, das